Taigi, mėly draugai, ačiū Jums, kad turiu galimybę Studfestui būti čia su Jumis dabar ir šiek tiek pasidalinti savo patirtimi. Ir šios dienos mano tema, kaip išlaisvinti savo potencialą, savo talentą. Ir aš pagalvojau, kad turbūt yra geriausia papasakoti per savo prizmę, per savo patirtį, tai ką aš esu jau patyręs ir kaip man tai sekėsi. Ir norėsiu turbūt šiandien pradėti nuo to laikotarpio, kai baigiau mokyklą. Ir tada galvojau, kągi man veikt. Ir aš galvojau, kad aš būsiu informatikas. Nusprendžiau būti informatiku. Supratau, kad programuosiu, būsiu labai kietas informatikas. Įstojau į VGTU, inžinerinę informatiką ir lygiai po metų, baigęs pirmą kursą, supratau, kad analitinė matematika, dvejetainių programavimo kalba yra tikrai ne man. Ir kada dėstytojas po vieno egzamino pasikvietė mane ir sako, žinai, gal tu stok į žurnalistiką. Nes kad būtų paprasčiau ir aiškiau, matematinė užduotį buvo viena formulė, iš kurios turėjo išeiti vienas sakinys. Ir jis turėjo būti nulio ir vieneto formuluotė, tai reiškia formulė. Aš nieko ten nesupratau, aš parašiau 3 lapus A4, interpretacijų visokių savo ir jisai sako, žinai, sako, tikrai tu esi ne čia. Ir tada aš nusprendžiau, kad į kariuomenę neėjau, Londonas. Aš norėjau įrodyti savo tėvam, bet turbūt savo, kad aš galiu labai daug, kad visi važiuoja į Londoną, tada reikėjo migracijos visas tarnybas praeit, gauti leidimus, ir aš važiuoju ten dirbti. Susiradau draugus, išvažiavau į Londoną ir va ten prasidėjo mano gyvenimas, kur mane gerai patalžė, dirbau statybose po 18 valandų. Ir labai gerai atsimenu, kaip mes sienas griaudom ir grįždom ir supratau, ką reiškia ten būt, kai tu esi žemiau visko ten. Su tavim niekas nesiskaito, tau duoda krūvą darbo, tu nieko nebejauti, grįžti vakare negali taip sudėti delnų, nes nuo grąžtų, su kuriais tu daužai sienas, tiesiog tau nervai atbunka, kad po paros laiko jie tik tai pradeda reflektuoti ir vėl atsigauti. Buvo sunkus laikotarpis ir mano tėvai, mano tėtis man labai gerai pasakė. Sako, aš labai džiaugiuosi, kad tu pats tą padarėjai, pats ten išvažiavai, nes sako, tai buvo tavo kariuomenė. Aš gyvenime ten nesidariau pusryčių, viską mama padaro, viskas aprūpinta, o staiga tu atsiduri ten, kur, aš paprastai pasakysiu, kur yra, tokie banditai, kur prieina prie tavęs parduotuviai, prašo pinigų, aiškintis, daug niuansų buvo. Bet aš grįžtu po Londoną, buvau žiauriai kietas, praktiškai kas antras žodis buvo vien keiksmažodžiai, nes su statybininkais kitaip negali padirbti. Ir pradedu bendrauti su savo draugais, o mano draugai sako, palauk, Čilinskai, sako, tu dar sugebi lietuviškai bendrauti, nes būdavo tik pip, tu pip. Nes kitaip ten nebendrauji, o aš nesupratau, aš 4 mėnesius ten atidirbęs, aš irgi tapau toks pats. Bet aš grįžau labai pasitikinti savimi. Grįžau kaip Jamesas Bondas, aš įsivaizdavau, kad mano anglų yra tiesiog, visi man pavydi, kaip aš sugebu angliškai kalbėti. Ir staiga man pasiūlymas, čia 007, ne šiaip savo. Draugas kviečia, jie daro Jameso Bondo vakarus su Britų Forum Palace Vilniuje, Šarūno tuo metu klube, Galaxy. Ir sako, ateik, sako, mes tik pradedam Jameso Bondo vakarus, sako, ateik, pažiūrėt, kaip mums čia sekas. Of course, man, bum. Aš nulėkiu ten, ką tu ten, vakarėliai, kokteiliai, linksmybės, o aš jaučiausi labai kietas. Ir aš dabar prie ko einu. Jisai sako, žinai, tu dirbi ką nors? Nesakau, įstojau į universitetą, bet tu aš apie universitetą papasakosiu. Jisai sako, klausyk, ateik pas mus, žinai, sako, aš dabar vardo jo neatsimenu, savininko, jie buvo 2 broliai, Džonis, tarkim. Sako, Džonis, pristatysiu savininką, Jameso Bondo vakarėlį, gal prie markininko prisidėsi, nežinau, ten bilietus dalint. Sakau, gerai. Sako, aš tau suorganizuosiu susitikimą. Ir jis man suorganizuoja su tuo savininku susitikimą. Aš ateinu, žiauriai kietas. Atsisėdu, restorane sėdėm ir jis man angliškai pradeda pasakoti, sako, koks tavo stilius? What's your style? Sakau, my style is free. I'm mostly free. Toks laisvas stilius. Aš galvoju, fuck, apie ką šneka? Koks čia darbas, stilius, ne? Aš visiems mąstau kažkokius stilius. Gerai, stilius.
Nu ir jis manęs klausinėja, tai tau kaip labiausiai patinka dirbti, aš jau po to pradėjau įtart, galvoju, gal čia kažkokios seksualinės paslaugos, nu aš jau nelabai suprantu, apie ką eina kalba. Bet aš visą laiką pasitikėjau, aš nežinau, iš kur tiek drąsos, aš dabar tiek neturėčiau net. Aš žinokit, pasitikiu ir sako, okay, come tonight. O aš ramiai sėdžiu, okay, no problem, my friend. Ir aš ateinu vakarė į Forum Palace Galaxy klubą, vėl vakarėlis, viskas gerai. Ir mane draugas sako, pasitinka draugas, sako, wow, tu, Johnny, tokį įspūdį palikai. Sako, jis tavęs nori. O, jo. Okei, jau įdomu, bet galvoju, rizikuosiu toliau. Jis sako, tai gerai, tai sako, eik ruoškis, sako, pradėsim. Ir jis mane veda į naktinio klubo, tuo metu turbūt vienas didžiausių buvo Vilniui. Jis mane veda prie apšvietimo pulto, kuris yra labai didelis su daug mygtukų. Sako, tai tu ruoški savo programą, o ten sėdi kitas vaikinukas, jis susidėlios, o klubose yra apšvietėjai, kurie dirba ten su savo tom programom, ten tom mygtuku, aš dabar net neįsivaizduoju. Jo. Žmonės eina į vakarėlį, moka pinigus. Tai aš supratau, kad jis samdo apšvietėją. Ir jis ieško apšvietėjo, kuris dirbo Londone ir jis klausė, koks mano stilius, kaip aš ten apšvietinėjau. Fuck, va čia tai papuoliau. Jau būčiau į tas seksualinės geriau nuėjęs, gal kažką mokėčiau. Okei, ir aš toliau išlaikau savo tą intenciją, atsisėdu ir tas apšvietėjas sako, su kokiam programom dirbi kažką. Ai, sakau, šitok su visom. Sakau, man jokio skirtumo. Jo. Ir gaunasi toks momentas. Apšvietėjas, jisai yra užsiprogramavęs savo tam tikrą dalį, ką jis ten rodo. Jisai išeidinėja įvesti kelias draugės. Sako, tu pažiūrėk savo, susivesk, pasidaryk. Sako, okei. Ir jisai nueina, palieka mane vieną prie to pulto, vakarėlis vyksta, žmonės ošio, didžiai groja, viskas. Ir ateina Johnny's. Su viskio taure, su tokiu cigaru, nes tuo metu klubuose dar buvo galima rūkyti. Jis taip atsisėda, okay, show me something. Aš jį atsisuku, sakiau, just a second. Ir aš mačiau vienintelį paslaptingą mygtuką, kur dūmai įsileidžia, kur paspaudys ten daug dūmų. Galvoju, šitą kozerį aš tikrai panaudosiu kažkaip, bet kažką toliau daryti. Įsivaizduokit, daug tų mygtukų, ten mirksi, viskas, ekranas, kažką. Ir aš tik čiuk, ten patį pirmą paspaudžiu mygtuką ir visam klube dingsta šviesa. Opa, ane? Ir aš sėdžiu su savo to fanariku tokiu, žiūriu į tą pultą ir jis sako, interesting. Aš jau šlapęs, koks tau interesting, aš nežinau ką veikti, interesting jam. Ir tas kolega išėjęs, jis mane išgelbėjo, Dievo dovana, nes jis nuėjo įjungti lazerius, o lazeriai, kada įsijungia, jie pradeda kalibruotis ir važinėti po visą erdvę, kol jie susikalibruoja. Ir įsivaizduokit, išjungta, aš tada spaudžiu dūmų mygtuką, publika ošia, tu įsivaizduok, klube tamsuoju, jis sako, nice, ir įsijungia lazeriai, ir tie lazeriai per dūmus pradeda raižyti, kaip Rolandas sakė, selo koncertas, ir visa publika, woohoo, jisai man, I like it, I love you, you are very good, jo, sakau, thank you, sako, I will come back in 5 minutes, ir ateina tas bičiukas, blet, ką padarėjai? Viską ištrynė. Sakau, nesinervuok, Johnny's norėjo kažką paspasako, toj grįšiu, savo draugus įleisti. Ir aš sėkmingai daugiau ten nebegrįžau. Tai čia buvo didžiausia mano afera, draugai, kuri mane išmokino vieno. Ačiū. Ir aš, būdamas Jamesu Bondu, šitą jau rodžiau, aš atgal čia, nusprendžiau būti dar kitoks. Tai iš tiesų informatikoje man nepasisekė, aš leidau savo keisti, aš nebijau keisti, aš iš karto stojau ir aš įstojau į Vilniaus universiteto tarptautinę verslo mokyklą ir ten pasikeitė visas gyvenimas. Ten pasikeitė visas gyvenimas vien nuo to, kad kokie žmonės susirinko, kokie yra kontaktai. Ir jums dabar galės atrodyti, kad taip, čia reklama, tu baigiai bakalaurą, magistrą verslo,
Bet aš pasakysiu vieną, kad ir kur jūs įstotumėt, atminkite vieną pagrindinį dalyką, kad dėstytojai, mokytojai yra lygiai tokie patys žmonės, kaip šalia jūsų dabar sėdi po dešinę ir po kairę draugai. Lygiai tokie patys. Ir tu niekada gyvenime jų neapgausi, jeigu tau atrodo, kad tu ten nusirašinėjai, ar jie viską mato. Ir šiame universitete, TVM, kitaip kalbant, aš susikūriau tą erdvę, kuri iki šios dienos, jeigu taip žargoniškai įsireikšt, jinai mane maitina. Dvasiškai, fiziškai, materialiai. Nes ten, kai tu atsiduri, tu pradedi kurti savo ateitį. Nes dabar mūsų karta, taip, man yra 32 metai. Mano karta, kuri mokėsi, jinai jau yra tam tikrose institucijose, jau yra pas mus tas networkingas, kur mes sustinkam, ateini į įmonę, sveikas, tai tu direktorius, smagu, Tai žinokit, toks draugiškas patarimas, kad naudokitės tą erdvę, kokie jūs esat ir nebijokite jos keisti. Ir truputį apie verslą. Štai čia aš. Ne? Ačiū. Nereikia. Užtenka jau. Taigi, aš esu iš šeimos verslo. Aš pradėjau nuo 19 metų jau dirbti su tėvais, tai yra mano mama, mano tėtis, mano brolis. Ir aš truputį šiek tiek apie brandus, kuriuos mes turim, aš tikrai jų čia nereklamuosiu ir detaliai nepasakosiu. Tai pagrindinė mano darbo duona šiai dienai yra davinės, taip, jūs čia matote, tai yra profesionali plaukų priežiūra. Tada mes atsidarėm savo tinklą Tiamo grožio namai, kurie yra 3 Vilniuje, Kaune ir Trakuose. Taip pat mes turim spa produktą, kuris yra tik tai grožio salonuose Comfort Zone arba viešbučiuose. Mano mama dar atsidarė SG akademiją, kuri yra nuo praėjusių metų pirma licencijuota mezoterapijos mokykla Lietuvoje. Ir šiais metais visiškai vakar mes paleidom mano naują inicijuotą produktą metų renginys, kuris yra skirtas kirpėjams. Ir būtent vakar Forum Palace, ten, kur aš turėjau labai gerą apšvietėjo darbą, lygiai ten pat mes darėm metų renginį, kur sukvietėm 250 kirpėjų, kur atvažiavo iš Anglijos dėstytojai ir mokė. Kodėl aš dar vieną tarpą palikau ir ką aš noriu papasakoti? Aš supratau, kad verslas sekasi, asmeninis gyvenimas sekasi, šeima sekasi, draugai sekasi. Kažkaip prieš 2,5 metų pradėjau jausti tokią tuštumą savyje vienoje vietoje ir galvoju, kažko man trūksta. Kažko trūksta, noriu realizuoti. Ir tada savo iškėliau tokį klausimą, labai paprastą. Jeigu manęs rytoj nėra, ar aš be darbo vietų, be atlyginimų, be dar kažko, ar aš užpildžiau savyje tam tikrą erdvę, kurioje aš jaučiuosi gerai, kad aš kažką padarau, socialinę. Ir 2012 rudenį aš pradėjau su draugais komunikuoti, bendrauti ir pradėjau pasakoti vienai draugiai, mes vakariniavom, pradėjau pasakoti, kaip aš įsivaizduoju tokį savą žmogų, tikrą tokį draugą. Ir jinai klausė, sako, žinai, tu šneki apie tam tikras, labai ryškės tikras vertybės. Ir štai čia gimė socialinis projektas Tikras žmogus. Aš tada iš karto sakau, viskas, mūsų vakarienė baigta, prie kompo žiūriu, ar nėra puslapis išpirktas, ar nėra patentai išpirkti, viską susipirkau. Ir žinot, kas įdomiausia buvo? Mano noras buvo, mintis yra užslėpta, aš šiek tiek šokinėjau, nes daug minčių dabar pastaruoju metu. Mintis buvo Tikro žmogaus tokia, kad Lietuva pirmauja savižudybių skaičium, taip, Europoje, jūs tą žinot. Ir man tas buvo taip graudu. Gal ir aš pats net esu pagalvojęs kažkada apie tai. Ir aš pagalvojau, kaip būti tokiu tikru, kad tas draugas ir šalia sėdintis, ką veikti, kad tas keistusi. Ir aš pagalvojau, kad būnant savimi, būnant tikru, galbūt aš kažką užkabinsiu, bet aš neturėjau priemonių, kaip visą tą perteikti. Ir aš tada sugalvojau, kad aš filmuosiu atsitiktinių žmonės, žinomų žmonės, skirtingų žmonės. Tiesiog, kad jie dalintųsi savo patirtimi. Ir jeigu tas žmogus, nors kažkiek galvoja apie tą žingsnelį, gal, jisai pamatys tam tikrą video, gal pasikeis jo nuomonę, jeigu atsiras pasiveidė šypsena, viskas, reiškia, projektas įgyvendintas. Ir laikui baigiantis noriu pasakyti, pirmi draugai, kada išvydo Tikrą žmogų, žinot, koks buvo klausimas, idėją išklausė ir tada sako, o kur pinigai? Sakau, kokie pinigai? Ne, sako, žiūrėk, Čilinskai, sako, viskas gerai, ne?
Sakau, projektas fainas, ten daryk, filmuok. O tai gerai, kur esmė? Sakau, iš ko čia pinigai bus? Sakau, čia nebus pinigų. Sakau, čia ir yra esmė, tiek aš sugeneruoju laiko, kiek aš galiu, visą tą aš skiriu į šitą projektą. Ir manim netikėjo daug kas, bet aš sulaukiau tik tai 2 žmonių palaikymo iš Čikagos ir iš Vilniaus, kur buvo man labai svarbus ir startavęs 2013 balandžio 4 dieną. Štai čia yra jau kalbinti žmonės. Tai yra 29, su kuriais dalinuosi ir nežinau, kas bus ateity, kokie kiti. Paskutinis kalbintas yra kaip tik Rolando kolega, Jonas Nainys, pats ilgiausias interviu. Ir žinau, kad aš nesiekiu kažkokių rezultatų su šiuo socialiniu projektu, nes jisai yra su išliekamąją vertę, bet labiausiai, kas man patiko, tai kad jau nuo 2013 metų, jūs baltą matot, tikras žmogus yra surinkęs tik tai 700 subscriberių ir 180 000 peržiūrų video. Man pasisekė, o mano žinutė apie tikrą žmogų yra štai čia. Aš manau, jūs visi mokat skaityti. Ačiū už jūsų laiką ir noriu pasakyti vieną, nebijokit keisti gyvenime viską. Ačiū labai.